Sveiki draugai, prieš mus Ekovax belaidžiai vejos robotai. Trumpai apžvelgsime jų skirtumus, išsipakuosime visus 4. Prieš mus yra šių metų naujausi modeliai, naujausios kartos įrenginiai, skirti iki 5 arų, 8 arų, 16 ir net 30 arų. Bet skirtumai yra ne tik tais aruose ir akumuliatoriuje. Taip kad mes dabar juos išsiardysim visus, išsipakuosime ir trumpai apžvelgsime kiekvieną. Noriu pabrėžti, kad perkant Ekovax vejos robotą, meistrų pagalbos jums nereikės. Nereikia vedžioti kabelio, nereikia pirkti jokių papildomų švyturių. Perkate robotą ir turite viską, ko reikia. Taip kad papildomų išlaidų nebus. Na ką, lendam, pažiūrėsim, kas viduj. 30 arų vejos robotas, 16, 8 ir 5. Apžvelkime dabar kiekvieną po trupučiuką. 5 arų robotas neturi jokios GPS sistemos. Jis vadovausia tiesiog vaizdo kamera. Čia slepiasi jo 360 laipsnių matymo kampo kamera. Jisai mato, kur važinėt ir jam nereikia jokios papildomos instaliacijos. Roboto aukštis reguliuojasi mechaniškai, valdymas paprastas, lietaus jutiklis. Priekyje mes matome kameras ir turim vieną pjaunamąjį diską. Štai taip atrodo robotas skirtas 5 arams. 8 arų versija, priekyje kameros šios nebeturi. Tačiau turi RTK, tai yra palydovinė sistema. Robotas turi savo palydovinę sistemą ir taip pat yra dar viena papildoma antena, kurią reikės įsikelti sklype. Robotas taip pat turi priekyje kamerą ir lidar lazerinį skenerį. Apačia atrodo jo taip pat vienas diskas. Mechaniškai reguliuojasi aukštis, lietaus jutiklis, viskas labai panašu, kaip ir 5 arų sistemoje, tik kad turi GPS sistemą, o ne vaizdo stebėjimą. 16 arų robotas yra gerokai didesnis už pirmtakus, gerokai ilgesnis ir didesnis ir aukštesnis robotas. Skiriasi stipriai ratai, mes matom tokius špikiuotus ratus, o prieš tai buvo štai tokie švelnesni. Robotas dirba 30 voltų sistemoje. Jisai turi navigacinę sistemą, tiek savyje, tiek turi dar papildomą vieną anteną, priekyje kameros ir lidar lazerinis skeneris. Robotas turi jau 2 pjaunamosius diskus, taip kad robotas per vieną kartą gerokai plačiau nupjauna negu pirmtakai modeliai. Didžiausiam plotam skirtas vejos robotas yra štai prieš mus. Dydžiu jis yra toks pat kaip ir 16 arų apimties, taip ir 30. Priešingai negu 16 arų robotas, šis robotas nenaudoja RTK sistemos. Kitaip tariant, jis neturi GPS palydovinės sistemos. Neturi ir papildomos antenos, kurią reikia kažkur tais instaliuoti. Robotas vadovaujasi štai čia esančia tokia lidarinė sistema. Jis naviguoja naudojantis šitą lazerinę skanavimo sistemą. Čia jos nėra, o čia jinai yra. Robotas be abejo turi taip pat priekyje ir kamerą, ir lazerinį projektavimą. Robotas taip pat turi 2 pjaunamosius peilius. Didžiulis galingas robotas, skirtas iki 40 arų vejoms. Visiems vejos robotams mes suteikime 3 metų garantiją. Jeigu turite daugiau klausimų apie šios robotus, norite pasitarti, susisiekite su mumis, užsukite pas mūsų į parduotuvę, mes galėsim juos parodyti, galėsim pasibendrauti, papasakot ir išsamiau pakalbėti apie jums tinkamiausią vejos robotą jūsų vejai prižiūrėti. Sėkmės!